pastebėjom, kad iš bokšto išėjo kuopa tokių maždaug 15 kokių žmonių, šitų kariškių, kareivių ir vienas, reiškia, karininkas, leitenantas. Po to kitą dieną man teko, kadangi aš ten šalia jau buvo ir naktį buvom ir paskui iš ryto nuvažiavau su mašina jau pažiūrėti, kas ten darosi, prie bokšto. Ten čia tos gardelės, kur kryžius dabar guli, teko privažiuoti ten ir pasižiūrėti, kas ten, kaip ten, kas liko nuo viso to. Ir man kilo idėja, kad aš apžiūrėjau, jau pradėjo jau tada, ten ir to dalykai, ir nežinau kas, bet pradėjo statyti kryžius, ten visokius medynus, žinot. Ir pagalvojau, kad gal mes ką nors galim padaryti Vilniaus dailę. Reiškia, jeigu taip pagalvojau apie tai ir tada, pirma idėja buvo paskambinti Vaclovui. Paskambinau Vaclovui Kurtį. Ir, reiškia, sakau, kad mes norim tokį, kolektyvas nori padaryti tokį, reiškia, atminimo kryžių. Kolektyvas, aišku, sutiko su tuo visi. Reiškia, ir visų pirma, reikėjo organizuoti tą reikalą. Pas mus buvo monumentaliosios šitos dailės ir skulptūros tas padalinys, kuris turėjo dar daugiau medžiagų įvairių ir, reiškia, tokių stambių, nutarėm ten padaryti tą kryžių. Reiškia, aš pavežiau šitą reikalą daryti savo vyriausiam mechanikui ir šitą Sigitui Šiaudinį, dėja, jau amžinatilsį jo nėra. Reiškia, ir jisai, kadangi čia mūsų padalinys buvo toks, reiškia, tai jisai organizavo šitą darbą visą, reiškia. Surado tos šleilerius, žinot, tos teinius, reiškia, ten paprašė, aišku, ir Petro Mazuro, kad pavadovautų ir viskam, reiškia. Per kiek padarė laiko, aš tikrai negaliu pasakyti, bet stengiamės kuo greičiau padaryti. Jūs čia rašot, kad ten vieną naktį dirbo, bet tai per naktį negalėjom padaryti, nes, reiškia, vis vien tai turėjo būti, jūs teisingai sakot, tikriausiai tai buvo 15 ar kokią tai dieną. 15 dieną, sausio 15 dieną. Mes stengiamės kuo greičiau ten padaryti. Ir paskui, be abejo, reikėjo kažkaip tai, kadangi jau padarė visą šitą darbą, kažkaip tai nugabenti, reiškia, kažkaip tai pastatyti, kur pastatyti ir panašiai. Čia klausimų neiškilo, bet tas mūsų darbuotojas Šiaudinis, Sigitas, reiškia, organizavo. Nereikėjo ten, absoliučiai nereikėjo jokiai tenai man skambučių niekur daryti ir ką. Organizavo, atsirado žmonių, atsirado ir ekskavatorius, atsirado ir kranas, ir didžiulis tralas. Tai jis tas, reiškia, šitas kryžius ir labai aukštas, kiek ten metrų aš neskaičiavau, kiek ten jis turi tų metrų, reiškia, apie 10 metrų turbūt, gal ir. Didžiulis, reiškia, kad mes 10 per miestą, kaip žinot, atviras tralas, ten pasikrovėm, viskas tvarkojo, atvežėm prie to bokšto, reiškia, ir tada galvojam, kaip čia dabar jį pastatyti. Užvažiavo ekskavatorius iš tos pusės, kur ten šunų kapinės yra, ten tokia, iš tos vien kalno užvažiavo jau, reiškia, o šitas bokštas užimtas, desantininkų ten buvo tuo momentu, reiškia, ir jis užvažiavo ir taip pasitarėm su Vaclovu, pasitarėm su Mazuru, kur kasam duobę. Reikia duobę iškasti. Tos didelis tas ir sunkus daiktas. Reiškia, ir ką, ekskavatorius pradėjo kasti. Reiškia, duobę kasti. Kramdas, jau turbūt daėjom maždaug pusę metro ir kiek ten,
reiškia, gylio. Na ir tada tada pastebėjom, kad iš bokšto išėjo kuopa, tokia maždaug 15 kokių žmonių, šitų kariškių, kareivių ir vienas, reiškia, karininkas, leitenantas, kaip aš atsimenu dabar, mažesnys jis buvo leitenantas, o ten desantininkai, ten jau tokie, reiškia, patys tie smogikai tokie jau buvo, reiškia, išeina. Na ir mes čia kampe šitam, kur kryžius, bokštas ten toliau yra, eina, iki mūsų eina, mes čia stovim, reiškia, prižiūrim, kaip čia kasasi viską. Taip, apsižiūrėjau, pasikvietė, mane pasikvietė ir Vaclavas kartu, dviese mes buvom. Prieikė prie mūsų čia prašė, kad paauklėjo mus, ką iš čia darot, kaip dar, mes sakom, mes galim padaryti atminimo kryžių, čia pasakyti, sakyti, reiškia, ką, jūs mūsų komunikacijas norite išardyti, sako, rusiškai, aišku, viską. Nu ir pradėjo mus auklėti ir sako, nemėlina, nešnekitės iš jo, rimkit savo kryžių ir visą kryžių stovėjo apačioj, mes neužvežėm, jisai stovėjo apačioj, tralas stovėjo visas, ir dar kryžius galiu reiškia. O domė kasėm ir kranas paruoštas buvo, kai tik atvažiuos, jau tada iškrauti. Na, ką mums daryti? Matom, kad jų veidai buvo tokie, kad kažką tai, kaip sakiau, gal jie yra kažkokį tai panaudoja, kažkokį tai matyti jiem buvo, kažko tai davė jiem kažką tai, nes jie kareiviai buvo tokie blizgančiom akim, visi tokie, karininkas dar nieko toksai kažkoks tai. Ir ką, mums nieko kito neliko daryti, kad tik tai, neždintis nuo ką, nes jų jėga buvo, nors ir žmonių vaikščiojo labai nemažai aplinkui, reiškia, tada tuo metu buvo labai gražus oras, saulėtas toks, reiškia, viskas dieną mes darėm čia visą šitą reikalą. Nežinantis, tai nežinantis, o ką daryti su kryžium, mes nenorėjome atgal vežti. Tai beliko pasitarėm su Petru Vatmazuru. Petrai, žiūrėk, sako, ir ką daryti, sako, kaip čia dabar, sako, pagulda ir bėgam iš čia. Iš tikrųjų, kitaip mes negalėjome kitaip padaryti. Tada iš tos mašinos šiek tiek iškrovėm, reiškia, kranas, reiškia, pakėlė. Petras numatė, kad dar visi žiūrėjo iš visų pusių, kaip čia padaryti geriau, kad kai važiuos, kad matytųsi, kad kryžius yra, reiškia. Iš ten, kai išsuko iš taikos, iš prospekto to. Taip kaip padėjom, taip ir padėjom, greičiau vis guli, absoliučiai, tik tai, kur jau kažkiek tai metų, reiškia, pabėgom, aišku, po kažkiek tai metų, reiškia, kažkas, tai neatsimenu, kas, reiškia, man paminėjo, kad kryžius linksta. Kadangi matėt, kaip jis, reiškia, matyt, nuo svorio viskai, ar kažkaip pradėjo dūkti, tai tada pastatėm tavo laikiklį tokį, kad jisai būtų, laikytų savo svorį ten, pastovėjo. Iki šiol jis taip ir stovi ten. Nesu aš dailininkas, aišku, bet aš tik galiu galvoti, taip, gal ir ne meno kūrinys čia, bet jis turi kitą reikšmę visiškai, jisai kažkur tai, gal ir meno kūrinys, gal jis, negaliu pasakyti. Gal jis kada nors turės ir reikšmę ir labai didelę, gal. Aš tik tai tiek galiu pasakyti.